Laisva valstybė, be prievartos visų pirma. Valstybė be prievartos, be patyčių. Su laisvu žodžiu. Taip, laisvas žodis, ta pati galimybė rinktis. Laisva valstybė yra ta, kurioje yra vietos kitaip mąstantiem, kitaip galvojantiem žmonėm. Tai tokia valstybė, kur yra tolerantiška visiems ir priema visus tokius, kokie yra. Dabar, kad gali eiti švęsti šventę, nebijodamas, kad tada kas nors pačiups ir nulis panos iš kokį kalėjimą ar dar kažkur tai, kad tu gali daryti tai, ką nori, ne tai, kad tavo gyvenimą sustato nuo A iki Z, nuo tada, kada gimei ir negali keisti nieko savo gyvenime. O tu tiesiog gali siekti, gali svajoti, gali tas svajonės bandyti gyvenimą. Tai valstybė, kuri nepriklausoma nuo kitų šalių, neturi įtakos kitų poveikis, tiesiog žmonės yra laimingi ir laisvi. Laisva valstybė tai valstybė, kuri pati sprendžia savo reikalus, pati gali nuspręsti, ką ir kaip vykdyti ir yra nepriklausoma nuo kitų valstybių, tačiau tai nėra taip, kad jinai bendradarbiauja ir su tomis, bet tiesiog nedaro tiesiog nepoveikio. Laisva valstybė, todėl, kad aš galiu kalbėti savo kalbą. Man neuždrausta niekas, man neprievarta, nereikia man rašyti, kaip dirbau visas ataskaitas rusiškai. Viską dariau lietuviškai, kovojau lietuviškai, prie bokšto nukentėjau už vasario 16 ir už kovo 11, už laisvę. Esu apdovanota, ir viskas labai už tėvynę, tai ir dabar eičiau kovoti.